Sveiki gyvi. Ir vėl aš. Dabar esu šiek tiek kitoj vietai. Bet taip pat visur ten, kur Kaunas ir aplink Kauną. Tenai toli. Yra Pažaislis, aš esu kitoj pusėj Pažaislio. Labai faina vieta. Šiandien Marios užšalusios. Kažkaip ledas lipa ant ledo, nes jau atitirpinėja. O vietos mažai, ledas plečiasi. Tai lipa viena ant kito lytis ir gaunasi taip, kad kaip ir mano mintis. Ir jeigu aš kažkuo nepasidalinsiu, neištransliuosiu, bus taip. Tai viena mintis, kuri man neduoda labai ramybės, ir aš ją kažkaip pačiupau, kai buvau salėj ir kai mes kalbėjom su vienu žmogum apie atsarginius variantus gyvenime. Visur. Ar būtų darbas, ar finansai, ar santykiai, ar kažkokios tai kelionės. Visą laiką turėti tą atsarginį planą. Kažkokį tais. Ir jisai pajuokavo, kad santykis yra, gal ne visada sako blogai, yra atsarginis ratas. Ir mes kažkaip lygtais juokavom, bet aš tada jam sakau, bet tas ratas visą laiką sukuria abejonę. Ir tu negali mėgautis nei pačia kelionė, nei pačia transporto priemonė. Tarkim, kad ir kas tai būtų. Ar santykis, ar būtų kažkoks tai darbas, kuriam dabar esi ir visą laiką galvoji apie kažką kito. Ar tai būtų net ta pati kelionė, kurioje tu taip pat visą laiką galvoji. Gal reikėjo imtis tą kitą kelionę, nes turėjome pasirinkimą belė kur važiuoti, bet nuvažiavom kažkodėl į Graikiją, tarkim. O ne į Ispaniją, va ten jau būtų fainai. Ir visą laiką ta pasieta abejonė negali padėti mėgautis buvimu čia ir dabar. Ir kai mes nesąmoningai, gal labiau net ne mes, o mūsų protas ieško to rato, atsarginę, kartais galbūt gelbėjimosi ratą, visi norim turėti kažkokį tai. Mes prarandam labai daug žavesio gyvenime. Ir tas žavesys yra tie gyvenimo prieskoniai, kur padaro gyvenimą tikrų, neapibrėžtų. Kad padarysiu A, bus B, padarysiu B, bus C. Ir tas būtent kartais to atsarginio rato neturėjimas ir duoda gyvybės. Be abejo, kad kai mes gyvenam labiau iš proto, mums reikia to atsarginio rato. Nes nesaugu važiuoti su mašina, jeigu nėra atsarginio rato. Arba jisai nėra pripūstas. Bet tada iškyla toks filosofinis klausimas. Tai gal tada transporto priemonė nėra labai tinkama tau. Arba nepasitikė keliu, kurio važiuoji, kad tau gali taip nutikti. Be abejo, kad protas visą laiką sakys ir priešinsis, kad negi žinai, čia nelaimė visą laiką, visko būna, viskų niuansų, mes daug negalim nuspėti. Bet čia ir yra turbūt žavesys visas. Tavo tokio go with the flow, kada tu išvažiuoji, bet to atsarginio rato ir tada būni visą laiką tik tai čia ir dabar. O kas bus, tai jau kaip Dievas duos. Kad ir kaip tas Dievas atrodytų. Tai aš norėčiau
palinkėti labiau neakcentuoti to atsarginio rato, neieškoti to saugumo, nežinai, o tiesiog mėgautis buvimu čia ir dabar ir labiau tą kelionę, o ne tikslų. Mes visą laiką norim kažką tais apčiuopti. Turėti tą saugumą viduje, bet tas saugumas ir uždaromas, dažnai į tuos tokius prieskus gyvenimo momentus, kada viskas yra apskaičiuota, apgalvota ir mes nesąmoningai darom tą patį per tą patį. Ir galvojam, kodėl nėra tos aistros gyvenime, kodėl nėra to kažkokio ekspromto. Ir čia turbūt pareina tas go with the flow. Neturėti atsarginio rato, o mėgautis kelionę čia ir dabar. Net jei tai būtų ir važiavimas su mašina. Nes visą laiką kažkas tave išgelbės. Arba tu atrasi kitą išeitį. Tai sėkmės visiems. Viskas tirpsta. Labai fainas oras. Geros dienos visiems.